Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, įdomienų laikas. Ir kokiųgi mes čia turim įdomienų iš terariumo prisirankė. Iš terariumo gyvenimo. Na ir tokia įdomieną, žodžiu, čia iš, žodžiu, Latvijos bananijos irgi. Latvijos ten to, žodžiu, priešai sėdantis, presidentas jau, žodžiu, priešai sėdantis, pasirašė sutartį 10 metų su, žodžiu, su Zelenskiu pasirašė sutartį, kad skirs Ukrainai 0,25 BVP. Aišku, tie 0,25 BVP atrodo čia visai nedidelis skaičiukas, čia lygiai taip pat kaip Lietuvoje su 4% apgaudinėja žmonės irgi nuo BVP, pasirodo, kad čia 1/5 biudžeto, o tai pas Latvijos irgi, žodžiu, tik tai 0,25 BVP atrodo, kas čia tokia, tai čia yra 100 milijonų metų kasmet, tai 10 metų, tai va milijardą, žodžiu. Tai neblogas tavo pensija pasirūpino jau tas Latvijos priešai sėdantis, niekas, aišku, tai Ukrainai ten neduos, lyg tai kiek ten jau sklinda gandai, kad Zelenskijui užtenka ten 5% nuo to sumos, o visą kitą, žodžiu, galėjau įsidėti ir savo kišenę, žodžiu, su savo šobla, jau ten susitvarkė, žodžiu, tas Nevidono tarnas Latvijos ir apsirūpino jau save, kaip sakant, ir savo giminę. Tiesa, aišku, ilgai, kaip sakant, tais pinigais negalės jisai džiaugtis, nes kai prasidės čia visi tie kataklizmai visokie ir taip toliau, tai ir tie milijonai ir milijardai nepadės. Nebent ten kokį bunkerį irgi šalia to cukriuko kur nors irgi nusipirks ar išsikas, tai gal tada kaip nors ir išgyvens. Kas toliau? O toliau, žodžiu, Ilono palidovai jau, žodžiu, dabar suskrido visi virš Meksikos ir degina Meksiką. Labai smarkiai degina, žodžiu, Meksikui viskas dega. Taip kaip ir anksčiau degė, sakykime, ir Čiliai degė, ir Havajai degė, ir Teksasas degė, žodžiu, dabar degina Meksiką. Bet vasarą jau žadėjo čia ir šitą pusę jau atskraidinti, nes jau žadėjo Europai vynogynus visus sudeginti ir Rusija irgi sakė, kad jau ir Rusijoje irgi jau degins, žodžiu, aplinkinius, kaip sakant, miškus ten aplinkui didesnius miestus, kad visi iš visų kaimų subjektų į miestus. Kaipgi kitaip to žmonės suvarys į tos miestus. O Kanadoje, žodžiu, žmonės irgi pradėjo protestuoti prieš tą pasaulinės sveikatos organizacijos parengtą sutartį, žodžiu, kad Kanados jau tas diktatorius Trudeau, kad jisai nepasirašytų. Bet aišku, kad pasirašys, visiems aišku yra nusižvilgti, tol kol, kaip saka, žmonės su tom šakėm neprirems ten prie sienos, tai tol jie darys viskas tas, kas jiems patinka ir niekas į tų žmonių norus ar pageidavimus ar protestus, kurie tuo labiau yra su leidimu, tik tais netgi pasako, kur tu gali protestuoti, kiek žmonių ten gali protestuoti, kaip jie gali protestuoti, žodžiu, kokius plakatus gali ten išti, žodžiu, viską susiderini ir tada gali nueiti truputį paprotestuoti, žodžiu. Tai čia taip Kanadoje vyksta. Japonija, aišku, irgi čia prieš tai labai protestavo. Daug kur, žodžiu, protestuoja, bet, kaip ir sakiau, Nevidono tarnam, tai tik tais dar geriau, kai tie žmonės protestuoja, nes biški gavachėlio jie dar ten pasirenka. Ne tie Nevidono tarnai, kur ten sėdi tose jau kėdėse, žodžiu, sėdantis visokie, bet yra ir kiti dar tie Nevidono tarnai, kurie ten labai taip jau nesiafišuoja. Tai čia tie, kur priešai sėdantis visi, tai čia žemiausio lygio jau tie, kaip galim sakyti, žemiausios kastos jau tie tarnai Nevidono jau čia, kaip sakykim, tik tais, kurie jau matomi yra žmonėms, o jau visi tie rimtesni, tai nelabai jie yra matomi ir mažai žinom. Toliau, kas čia dabar? Irano dronai ir raketos atakavo Izraelį, įsivaizduojat, skrido ten, kiek ten dabar, ar 1000 kilometrų gaunasi, skrido tie droniukai ir atskrido, žodžiu, iki Izraelio ir Izraelė ten super duper, kaip ten tas geležinis skydas ar koks ten, ar kupolas, žodžiu, ten neįveikiamas, neprašaunamas, paėmė ir praskilo, žodžiu, ir nukrito keli ten tie droniukai ar ten raketikės, ir jau pasiekė tą Izraelio žemę ir jau ten pabombardavo. Iš tikrųjų, tai čia viskas yra, aišku, melagienos, čia priminsiu, kad čia yra viskas, ką aš pasakoju apie terariumą. Pas mus žemėje, tai aišku, čia įvykiai vykstasi savo, kaip sakant, eiga ir visai yra viskas kitaip, o ten, pavyzdžiui, tai yra Izraelis taip pats jisai ant savęs paėma ir pasileidžia į savo tom tarnybom, duoda, kaip sakant, tuos nurodymus ir, žodžiu, jos paleidžia pačias ant savęs, nes, kaip kitaip galėsi tuos vietinius dundukus dar labiau suvaržyti, dar daugiau jiem diktatūros visokios padaryti ir galų gale, kaip tu juos priversi, eiti dabar ir žudyti kažkokius kitus žmonės, sakykime, į kitą šalį, ne? Išsigelbiau.
Nu, žodžiu, o gal ir ne. Nu, žodžiu, kaip čia buvo prieš tai, kaip ten ale užbėgo kažkokie pavadinti teroristais, ane, iš Gazos ar iš kur ten užpuolė Izraelį ir ten žudė vos ne pusę paros, niekas jokio atsako nedavė. Tai lygiai taip pat dabar ir tie dronai irgi skraido, žodžiu, sprogdina, raketos kažkokios ten krenta, o gal ten ir ne raketos, niekas mes ten nežinom iš tikrųjų, kas ten kaip skrenda, bet visa esmė yra tokia, kad jau patys Izraelio ten spec tarnybos padaro tas atakas, taip kaip kažkada ten Amerika ir tuos dvynius susprogdino pačios amerikonų, ten spec tarnybos visur viską daro, visas akcijas, sakykim, tokias visokias karinės, tai pačios spec tarnybos ir niekas kitas iš tikrųjų nevyksta tam terariume nei vieno tikro karo. Nėra nei vieno karo, visi karai yra surežisuoti, sutartiniai, pagal iš anksto apsirašytą ir sutartą scenarijų, sakykim, netgi kalbos jam yra jau visos tiem Nevidono tarnam, kurie jau čia rodosi tiem žmonėms, sakykim, jau jiem yra visos irgi surašytos ir tos kalbančios galvos paskui jau šneka tą, ką jiem kokį popieriuką davė ir ką jau jie ten atmintinai išmoko, žodžiu. Nu tai va, tai dabar Izraelį tai turbūt jau prasidės dar vienas kažkoks tai frontas jau su Iranu ir galbūt jau čia bus jau ir rimtesnė biški veiksmai, sakykim. Nu, bent jau tai planuoja tie Nevidono tarnai, o kaip ten bus iš tikrųjų, tai vat pagyvensim ir pamatysim, kasgi ten tam terariume nutiks. Nu va, ir aišku, o tuo pačiu tuo tarpu Izraelis ir toliau bombarduoja Libano gyventojus, gyvenamosius kvartalų žmonių. Nu, aišku, Izraelis tai ką, jis nieko kito negali, jis tik gali tik tais taikius gyventojus naikinti, o kada jau atskrenda pas juos droniukai, tie, žinot, kukurūzniuko greičiu, kur skraido, atskrenda, tai jie niekaip negali su savo jau super duper raketom prieš gynybiniam visokiom niekaip nenudaužė, žodžiu, kiek ten ar 50 paleido tų droniukų ir viskas, ir nebesusitvarkė. Tai kas, o jeigu 100 paleis kitą kartą, tai visai bus, visam Izraeliui jau bus tada pizdėts. Nu va, nu žodžiu, va, tai naikinami tie Libano gyventojai irgi, kaip ir Gazos gyventojai. Nu ir iš visuose karuose iš tikrųjų yra naikinami tik tais paprasti gyventojai. Niekada nei vienam kare niekur niekad nenukenčia joks tas Nevidono tarnas. Nebent jau būna kažkoks tai šiaip papuolęs netyčia, kažkoks tai žmogus, kažkokia tai ten jau valdžia ir jo, jeigu nepavyksta nupirkti, sakykim, ar kažkaip tai kitaip paveikti, kad jisai vykdytų Nevidono planą, tai tada jo aišku atsikrato. Tada jau padaromos visokios ten spalvotos ir visokios kitokios revoliucijos ir aišku tas jau valdovas ar vadovas, ar kaip jį pavadinkim, žodžiu, yra sunaikinamas iš terariumo paviršiaus. Tai va, toliau, USA, New Yorko kompanija, žodžiu, apmokės dabar savo darbuotojams narkotikus. Nu ką, kokiusgi narkotikus jie apmokės? Grybukus apmokės, ketaminą apmokės ir ekstazį apmokės. Tai va, galėsi rinktis, pavyzdžiui, ateina penktadienis ir tu eini iš karto pas bosą ir sakai, norėčiau va dabar šį savaitgalį truputėlį pasilinksminti. Ką bosė, sakyk, rekomenduotum ar grybukus, ar ketaminą kokią čia pavarytą, gal ekstazį nuvaryt, paskui technuškę kokią papurtit galvą. Nu ir bosas žiūri, iš karto, aišku, jisai įvertina, kaip sakant, to žmogaus situaciją ir sako, ne, šį kartą reikia tau papurtit galvą su ekstazi. Varyk, žodžiu, va ten yra tokie klubai, tralelė, arba pats užsileisi, žodžiu, kokį ten trans muzikikę ir galėsi gerai pasipurtit. Ir aišku, nuo to labai pakyla darbo našumas tų darbuotojų ir kitą savaitę tai jie dirba kaip du, sakykim, kaip arkliai. O čia dar ne viskas, o New Yorko, žodžiu, ten tie, kaip čia jie vadinami, medicinos jau specialistai, ne, nu aš negaliu jų gydytojų vadinti, nes jie tikrai nieko negydo. Žodžiu, medicinos ten tie specialistai, čia priminsiu vėl, kad čia kalbu viską apie terariumą, čia ne mūsų planetoj Žemėje, čia viskas yra išgalvotam terariume ir viskas yra išgalvota. Nu ir žodžiu, kad tie specialistai jau New Yorko pritarė, kaip sakant, tokiai iniciatyvai ir sako, kad jau tų narkotikų naudojimas, nu, jisai prilyginamas kaip jau dopingo naudojimui ir labai padeda kovoti su depresija, žodžiu. Nu, va, nu, antidepresantai jau nebepadeda, jau jų ten, žodžiu, perka ten saujam ir taip toliau, bet jau nebepadeda vis tiek tie antidepresantai, tai dabar jau sako, imkit jau ir tuos narkotikus varykit, kaip sakant, ketaminus visokius, ekstaziukus visokius ir tada bus jums linksma gyventi, žodžiu, galėsit ir toliau vergauti ir apsikvaišę jau, žodžiu, net nebesuprasit, kad vergaujat. Na, iš tikrųjų, tai
tie darbuotojų greitai bus visai nebereikalingi tom visom tarptautiniam korporacijom, nes čia daro tik tai tarptautinės nebidonų korporacijos tokius dalykus, tai jie ir nori tuos savo paskutinius darbuotojus visai, kaip sakykime, kaip čia dabar, padaryti narkomanais ir tada jau jie, kaip pataps narkomanai, jie ir patys į tą darbą nebeisnė ir net nebereikės jų atleidinėti. Apskaičiavo, žodžiu, kad yra pigiau narkotikų jiem nupirkti, negu juos atleidinėti ir išmokėti paskui ten kokias nors kompensacijas ten ar panašiai, žodžiu. Ir tada ir kaip ir nesukelsi jokį įtarimą, tiesiog žmonės narkašinas ir nustoja į darbą ir ką, ir viskas, ir atleidinėti nereikia, ir tyliai, ramiai, žodžiu. Ir plus, aišku, jau tie žmonės jau narkomanais tada patampa jau, sugadinti gyvenimą ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, tokie planai, o dėl ko bus nebereikalingi tie darbuotojai? Dėl to, kad visur bus karas, maras, badas ir apskritai viskas bus greunama, o nieko nebestatoma, statomi tik tais medicininiai tie konclageriai, žodžiu, visokie ir utilizacijos cechai įvairiausi. Va, tokie dalykai tai dar yra statomi, tiesa jau praktiškai visi bei pastatyti visuose administracinėse teritorijose, be išimties visuose administracinėse teritorijose terariume yra sustatyti, žodžiu, tie medicininiai utilizavimo centrai. Juos ten, aišku, nebidono tarnai vadina karantino visokiais ten centrais ir tralelė, bet gal apie tai nebesiplėsiu. Dabar toliau kokia dar įdomina. Žodžiu, pagal apklausas terariume jau 2/3 dundukų sutinka implantuotis čipus. Sutiktų jie, žodžiu, implantuotis. Ir dėl kogi jie sutiktų? Vat yra tokios priežastys. 52% dėl sveikatos sutiktų, kad, žodžiu, pasigerintų savo sveikatą. 18% sutiktų dėl vaistų. Neaišku, dėl kokių čia vaistų, tai ką, tie čipai jau ir vaistus kažkokius ten suleidinės. Nepaaiškinta, žodžiu, ten tam terariume nebuvo paaiškinta. 18% dėl asmens duomenų saugumo, žodžiu, jeigu tie bus jau čipe, tai jau bus labai saugus tie asmens duomenys, tada, žodžiu, jau taip galvoja tie dundukai, o 13% galvoja, kad dėl medicininės kortelės, kad, žodžiu, jie iš karto turėtų čipę savo medicininę kortelę, nes, žino, dabar jau po tų paskutinių skiepukų visi ten krenta kaip lapai, tai kažkokie krešuliai susidaro, tai širdis pradeda streikuoti, tai ten koks turbo vėžys užpuola, žodžiu, ir kad jie jau turės čipuką pas savį ir bet kada, sakykime, tas medicinos jau koks darbuotojas savo nuskanuoja čipuką, ten jau yra ir medicininė kortelė, jie taip galvoja, kad jau čia labai juos tada puls ir išgelbės, žodžiu, tie medicinos darbuotojai. Iš tikrųjų, ten prileis dar daugiau nuodukų, kad daugiau pasikankintų ir vis tiek galų gale nusibaigtų. 9%, žodžiu, dėl kūno temperatūros nustatymo, įsivaizduoji, kam dabar tas termometras, ar ten tie netgi, kur jau spinduliniai termometrai yra, tai jeigu gali čipą įsidėti ir iš karto tau telefone rodys, ar kur nors ten, žodžiu, rodys, kokia pas tavi temperatūra. Dar 8%, žodžiu, dėl kažkoks labai keistas žodis, ekvairiugo kažkokio. Ekvairiugo, nežinau, kas tas ekvairiugas yra, nežinau, gal kas žinot, kas yra ekvairiugas, tai parašykit, o gal aš čia kažkaip netaip ištariu, nes žinot, rašau kaip su vištos koja, tai ne visą laiką perskaitau, ką užsirašau. Taip, nes žinot, tas antrininkas pasakoja, jis ten skuba greitai, ir, žodžiu, reikia spėti viską greitai užsirašyti, o kai nespėjai, tai kartais ir gaunasi tokie užrašai. 7% įdėsis čipo, kad dėl GPS funkcijos, kad tiesiog galėtų nustatyti jų giminaičiai, artimieji, žodžiu, kur jie randasi. Arba jeigu juos jau pagrobtų, kad tada ateiviai kokie nors, kad visi matytų, kur nuskrido, žodžiu, į kurią ten galaktiką. Taip, ir, žodžiu, 6% dėl autorizacijos, kad galėtų jau savo telefoną atrakinti, nereiktų ten nei piršto, nei veido, žodžiu, jokių kitų biometrinių, turi čipuko, pasiemi telefoną į ranką ir jis pats iš karto atsirakina. Ir, aišku, ten visokie domofonai, durus, protingos ten durų spynos ten, tarp kitko apie tos protingus visos dalykus labai įdomiai galėčiau pasakyti tokią nuomonę, kad tie nebidono tarnai viską nori padaryti, kad viskas būtų protingi. Ir namai protingi, ir kompiuteriai protingi, ir telefonai protingi, ir televizoriai, ir skalbimo mašinos. Viskas turi būti protinga, išskyrus dundukus. Vat dundukai tai turi būti durniai, žodžiu. Kuo durnesni dundukai, tuo geriau. Bet užtat jiem duos daug visokių protingų kitokių, sakykime, įrenginių, kurie tuos dundukus galų galia ims ir paskui, aišku, ir kažką padarys jiem nelabai gerą. Gerai, o kas čia dar? O USA, žodžiu, areštavo jau 3 blogerius, kurie pasisakė prieš bidono ten tą politiką. Ir jiem, aišku, inkriminuojami dabar jau perversmo organizavimai visokie ir taip toliau. Cenzūra veikia pilnu tempu.
Nu, matau, kad jau ir viskas su šitą įdomieną turiu baigti, nes jau man nebetilpsi laiko limitą. Tai tikiuosi patiko ir iki kito.